Tai yra antroji treniruotė su Git. Atsidarysiu instrukciją. Antroji su Git ir GitHub Desktop. Taip pat panaudosim Visual Studio, nes jau sukursim pirmąją programą. Ir realiai pagal šią užduotį vadovaujantis, minimaliai susipažinsite su tai, kokia yra rutina apskritai dirbant su užduotimis, kaip kiekviena užduotis, nuo ko pradedama ir nuo ko reikėtų pradėti kiekvieną užduotį, kaip pateikti lektoriui, kaip laukti atsakymo ir kaip galiausiai užbaigti užduotį. Užduotis užbaigiama tada, kai gaunate grįžtamąjį ryšį iš lektoriaus ir kai kodas atsiduria jūsų pagrindinėme branche, pagrindinėje šakoje. Tai pirmiausia, užduotis yra 0014, tai ką reikia padaryti kartu su lektoriumi pagal pateiktas vaizdo instrukcijas, tos vaizdo instrukcijos tuoj bus prisektos, iš karto, kai atliksiu, programos reikalavimai. Programa turi paprašyti įvesti jūsų vardą, o po to, kai įvedate vardą, išspausdinti tekstą su informacija, kiek simbolių sudaro jūsų vardą. Pavyzdžiui, įvedus vardą Jonas, ekrane išspausdina vardas, Jonas sudaro 5 simbolių. Kol kas, aišku, kurso metu viso to išmoksite. Šitas yra tikslas labiau orientuotis, kaip dirbti, kokia rutina su Git. Tai turiu užduotį, tai pirmiausia, ne Visual Studio daromės, o kai pradedame daryti užduotį, atsidarome pirmiausia GitHub Desktop. GitHub Desktop ir visos užduotis bus atliekamos naudojant branchus, šakas. Kol kas mes turime tik vieną branch, main. Mes niekada kodo nekelsime tiesiai į main. Pirmiausia, atliksime užduotis, bet kokį kodų pakeitimus, sukursime naują kodą, trinsime kodą naujame branche. Ir kai įsitikinsime, kad viskas yra gerai, atlikta užduotis yra gerai, gausim iš kolegų patvirtinimą, kad viskas yra gerai, tą kodą suliesime į pagrindinį branchą, tam, kad nesugriautumėm pagrindinio brancho kodo, pagrindinės šakos. Branchas, žodis branchas, šaka. Turėkite visą galvoje tai. Kaip dabar sukurti naują branchą? Naujas branchas yra sukuriamas tiesiog spaudžiant current branch ir čia yra new branch. Spaudžiu new branch ir pavadinu branchą. Branchas paprastai geriausia yra vadinti pagal tai, kokia užduotis. Tai pavyzdžiui, jeigu užduotis yra 001.4, tai aš galiu pasivadinti kažką panašaus, task arba užduotis. Šiaip labai rekomenduoju anglų kalbą naudoti visur. Tai task 0014. Galiu šitaip trumpai branchą ir pasivadinti. Tam, jeigu iškils kažkokių problemų, norėsiu susijęti savo atliktą užduotį su kažkur tai rašytiniu šaltiniu, tai visą laiką rasiu pagal numeriuką. Create branch. Stenkitės nenaudoti tarpelių tokiuose pavadinimuose. Create branch. Viskas. Matot, dabar jau turi dvi šakas. Mainas, tas kodas, kuris buvo įkeltas gitignore failas, readme failas. Dabar mes turim task 0014, kuris irgi turi tos pačius gitignore task. Viską jis pasima iš maino ir tarsi pasidaro atskirą kopiją, kur galite saugiai darytis pakeitimus. Ir jei kažkas nugrius, tą task 0014 galite tiesiog ištrinti ir nesugadinsit pagrindinėje šakoje esančio kodo. Branchai ir katalogai nieko bendro tarpusavį neturi, tik tiek, kad tiek main, tiek task 0014 yra tame pačiame kataloge. Jeigu atsidarysiu kurso, tai dabar kursas, tai katalogas tas pats išlieka, tačiau čia jau yra, jeigu žiūrėsiu, jau šiuo metu aš esu kitame branche 0014, bet failai tie patys. Tam nekuriamas atskiras katalogas, kopija katalogo ir panašiai, tai virtualiai vyksta pagal branchus, tarsi paralelinė visata, bet viskas vyksta toje pačioje vietoje. Tai jeigu netgi pakeisiu, aš galiu keisti mainas, grįžtu į mainą, matot mainas, visada įsitikinkit, kur dirbat, čia niekas nepasikeitė. Task 0014, niekas nepasikeitė. Dabar mes dirbame prie task 0014. Kai tai atlikome, jau galime atsidaryti Visual Studio ir pradėti atlikti užduotį. Atsidarome Visual Studio. Taip, ekranas pritemo, atsidarome. Mūsų pirmoji užduotis. Taip, paprastai čia pas mane daug projektų yra, solutionų, tai dešiniai pusėje create a new project, sukurti naują projektą.
pradmenis mokomės visada iš konsolių aplikacijos tiktais, tai kairiai pusėje, jeigu dar neteko naudoti, nieko nerasit, ieškokit iš standartinio šablono console application. Tai turit surasti console application, būtinai turi būti C# šone kampe žaliom raidytėm. Pasirenkat next. Toliau čia pavadinimas, kaip pavadinsit. Pavadinimą visada gali dėti pagal užduoties pavadinimą, tai task 0014. Galit šitaip vadinti. Lengviau bus ir man surast, ir jums patiems. Toliau būtinai lokaciją nurodykit. Lokacija turi būti ta repozitorija, kurio jūs dirbsit. Tai galima nueiti, kur aš ten susikūriau desktop, kursas. Čia galiu susikurti tiesiog dar vieną katalogą užduotys, visos užduotys arba tasks ir ten visas tas užduotis kelt. Taip, tasks. Nueinu į tasks, kursas tasks ir tenais bus sukurtas. Toliau, čia projekto pavadinimas, čia yra solutiono pavadinimas. Projekto pavadinimą iš tikrųjų galima pavadinti kažkaip kitaip. Arba galima taip pat, nes kartais yra solutionas, jis vieną solution galima įkelti daug projektų. Tai pirminio kūrimo metu paprastai yra sukuriamas solution ir vienas projektas, bet prie to solutiono bus galima dėti daugiau projektų. Tai kol kas, kol užduotis yra mažytės, tai gali sutapti. Projekto pavadinimas su solution pavadinimu visada gali sutapti. Kai jau vėliau darysim, tada reikės pagalvoti, ar solution pavadinimą kažkokį bendresnį pavadinimą dėti, o kiekvienas projektas pagal jo tikslą galės vadintis kitaip. Tai kol kas paliekam taip. Čia daugiau žymėti nieko nereikia, tiesiog spaudžiame next. Čia pasirenkam, kurį frameworką naudosim. Naujausias, jeigu Visual Studio 22 ir naujausias frameworkas įdėktas, tai turėtumėt matyti, netgi jau 9 yra. Mes kol kas naudosim 8 ir paprastai, kuriant didelius projektus, visą laiką yra atsižvelgiama į LTS-us. Long Term Support. Tai reiškia, šita versija yra ilgai palaikoma. Na, kažkokios problemos, atnaujinimai, visa kita šitos frameworko versijos būtent. Tai dažniausiai būna kas antras, 6, 8, pavyzdžiui, 7. Čia jau netgi rašo paprastai short term support, bet, pavyzdžiui, jeigu nebepalaikomas jau yra, tai out of support, nebepalaikomas. Tai, pavyzdžiui, 6 dar palaikomas, 7 jau ne. Nes tos tarpinės versijos tarsi yra tokios testinės versijos, kurios kuriant 8, pirmą sukuria 7, ją prasitestuoja, pasibando ir paskui jau viskas migruoja į 8, kuris jau būna long time support. Na, greičiausiai tokia biznio logika, biznio politika. Ir yra 9, jeigu nori peržiūrėti ir pradėti 9 naudot, jis greičiausiai nebus long term support, tai galiu 9, bet mes naudosim 8, kuris yra long term support. Toliau čia galim daugiau nieko nežymėti, taip ir palikti ir spausti create. Tai va, kiek daug paaiškinau dar prieš sukurdamas užduotį. Tai tuo pačiu greitai prabėgsiu, labai greitai minimaliai, mes dar kurso metu, aišku, visą tai prasižiūrėsim. Pagrindinės dalis, tai kas reikalinga, tai yra klaidų sąrašas apačioje, error listas, jeigu kažkokios klaidos visas rasite čia, labai svarbu skaityti visada klaidas, nes dažniausiai gan detaliai aprašo, kur yra problema, nereikia bandyti spėlioti ir panašiai. Tai čia yra klaidų sąrašas, pagrindinis kodo langas yra tabas atskiras program. Tai būtent čia kur rodau. Dešiniai pusėje yra jūsų solution, sprendimas, kurį pavadinom task 0014 ir vienas solution gali turėti daug projektų. Tai kaip pavyzdys, aš pats asmeniškai dirbu šiuo metu, dirbu maždaug su solutionu, kuris turi daugiau negu 100 projektų. Čia mes turime tik vieną projektą ir kiekvienas projektas turi savo failus. Dar yra dependencies, kur mums labai lysti lauk nereikės, tiesiog čia rodo priklausomybės nuo kitų bibliotekų, karkasų ir panašiai, jūsų programa kuriama.
Tai kol kas čia mes nelysim, mums aktualu yra program CS failas, kuris yra pagrindinis paleidžiamasis failas konsolė aplikacijose ir čia yra rašomas kodas. Ir jau pagal nutilėjimą yra parašyta Hello World. Jeigu aš tokią programą paleisiu, žalias mygtukas beje viršuje paleista, jis ekrane turi angliškai, aišku, Hello World ir baigti darbą. Hello World ir čia užsidaro baigia darbą. Tai kol kas mokysimės pačius programavimo principus, mokysimės būtent taip. Tai dabar mūsų tikslas yra išspręsti užduotį tą, kuri yra duota čia. Tai mums reikia, programa turi paprašyti įvesti jūsų vardą, o po to, kai įveda vardą, išspausdinti tekstą ekrane. Tai mums tam reikės kintamojo name. Naudosim žodelis var, apie juos pašnekėsim, dabar tiesiog aklai nusirašyti, ką aš rodau. Kintamasis name, apie tai mokysimės tiesiog. Variable reiškia name, reiškia priskiriu tai, ką aš nuskaitysiu iš ekrano. Tai aš čia galiu console, read, line, nuskaityti eilutę iš konsolės, tai ką įves vartotojas į konsolę, tai priskirs kintamajam name. Tada dar prieš tai būtinai pasakykime, konsolėje turime išmest pranešimą, pasakyti vartotojui, ko mes norime iš jo. Tai galime konsolę, WriteLine, išvesti į ekraną. Sveiki, įveskite, galime lietuviškas raides naudoti, savo vardą. Šauktuką. Sakinių gale dedami kabletaškai būtinai. Tai pirmiausia bus ekrane išspausdintas pranešimas sveiki įveskite savo vardą, po to bus paprašyta jūsų įvesti vardą, tai yra programa lauks, kol jūs įvesite ir po to jau aš galiu daryti su tuo name, ką tik tais noriu. Tai ko mums suprašo, pasižiūrime, turi išvesti informaciją su tekstu ir simbolių, kiek turi tas vardas. Tai turi, pavyzdžiui, spausdinti vardą, Jonas sudaro 5 simboliai. Tai čia aš galiu išvesti ekrane console, WriteLine ir čia sulipdyti tiesiog eilutę. Čia irgi mes viso to mokysimės, tai tiesiog siūlau nurašyti, nes mūsų tikslas labiau git. Ir galiu čia vardą. Dabar noriu, kad mano vardas rodytų ekrane, tai tam, kad rodytų vardą, įdedu figūrinius kliaustus ir sakau name. Tokiu būdu aš padarau programą savo universalę. Nesvarbu, jeigu bus įvestas Jonas, tai bus Jonas, jeigu bus Petras, tai bus Petras. Čia būtinai dolerikos reikia atkreipti dėmesį, nes į doleriko nebus, man neleis to vardą naudoti. Vardą name sudaro 5 simboliai. Sudaro, dabar kaip suskaičiuoti tos 5 simbolius irgi yra, vėlgi naudoju lūštinius kliausus, galiu naudoti tą patį vardą name ir kadangi name yra specialus tipas, kuris yra tekstinis tipas, o tekstinis tipas vadinasi string, tekstinis tipas turi parametrą, kuris vadinasi length, ilgis. Tai reiškia, šitoje vietoje jis iš vardo pasiims ilgį, length. Sudaro 5 ir čia galiu parašyti simboliai. Pasižiūriu, ar viską padariau, dar galia taškas, jeigu jau labai preciziškai atitikt užsakovo reikalavimus. Viskas, programa baigta, realiai aš atlikau viską, dabar reikia tik ištestuoti. Testuojant parodysiu dar minimaliai debuginimo galimybę. Tai paleidžiu programą, paleidimo žalias mygtukas. Atsidaro konsolė aplikacija, dabar kreipkite dėmesį, rašo, sveiki, įveskite savo vardą. Tai realiai, ką daro programa, atliko šitą komandą pirmą, tada nuėjo į antrą eilutę ir konsolė readline visada laukia, kol jūs kažką įvesite. Tiesiog kažką parašysite. Pavyzdžiui, įvesiu savo vardą, Zigmantas. Parašau ir kai paspausiu enter, programa tik tais pradės nuo antros eilutės vykdyti viską toliau. Tai paspaudžiu enter ir tada jau vykdo viską toliau. Iki to, kol vėl galbūt bus kita komanda readline, kuris sustos ir vėl lauks. Nes galite paprašyti įvesti vardą, paprašyti įvesti pavardę, paprašyti įvesti amžių ir taip toliau. Tai ir dabar galite matyti vardą, Zigmantas sudaro 9 simboliai. Jeigu netikim, galim suskaičiuoti. 3,
69. Tiesa, reiškia, teisingai skaičiuoja. Šitas name length, jis gauna iš to name visko, ko reikia. Mes viso to mokysimės, bet čia tokia truputį intriga į priekį, kad to pačiu pasitreniruoti gitą ir kažką atlikti daugiau. Dabar dar parodysiu vieną funkcionalumą, yra debug funkcionalumas, kaip galima debuginti, kai kairiai pusėje mato tokia pilka juosta ir kai užvedat su pelyte atsiranda ten, kur yra kodas, nuo kur prasideda kodas, atsiranda toks rutuliukas juodas. Galite pasižymėti bet kurioje vietoje, pavyzdžiui, nuo pirmos eilutės, čia vadinamas angliškai breakpoint, lūžio, nežinau, pažodžiui verčiasi kažkas tai lūžio taškas. Realiai tai yra sustabdymo, programos sulaikymo, sustabdymo taškas, reiškia, kai paleisite programą, programa sustos toj vietoj ir nevykdys toliau. Tai reiškia, galite sustabdyti akimirką ir pasižiūrėti, kas vyksta. Tai pavyzdys, aš paleidžiu, dabar užsidėjau šitą breakpoint, paleidžiu programą ir žiūrėkit, iš karto sustoja programa. Juodam ekrane nieko nerodo. Kodėl nerodo? Nes šita eilutė dar neįvykdyta. Šito eilutė sustoja, bet jos dar neįvykdė. Dabar kaip keliauti, reikia susirasti, yra toksai įrankių juosta, kur rodo, galima sustabdyti programos vykdymą, galima restartuoti programos vykdymą, galima eiti prie kito, pagrindiniai du mygtukai tai bus step into arba step over. Pradžiai užteks naudosim step over F10 arba klaviatūra yra klavišas F10 ir su juo galim paspausti. F10 reiškia eiti į kitą eilutę. F10 praėjau. Žiūrėkit, šitą pirmą eilutę įvykdėt, nuėjau prie antros eilutės ir matau, kad man išspausdino jau. Dabar jis dar neįvykdė šitos eilutės. Galiu spausti F10 ir matot viskas. Dabar čia programa laukia, čia irgi nieko nebėra. Tai jeigu aš įvesiu vardą, Jonas, paspausiu Enter, jis eis prie kitos eilutės. Bet ką aš čia galiu pamatyti? Aš galiu su pelyte užvest ant name ir pamatyti reikšmę, kokią kintamasis turi reikšmę. Apie kintamosius irgi šnekėsim. Tai susipažinsit, kad kintamasis yra tam tikra vieta atmintyje, kur mes galim pasidėti kažką, tarsi dėžutę, pasidėtam reikšmę. Tai šiuo atveju į name yra pasidėta reikšmė Jonas, bet į name galim bet kokią reikšmę pasidėti. Tai ką įves vartotojas. Ir viskas, tai toliau dar tos kintamuosius, gali jų daug būti kintamųjų, labai sunku sekti, tai tos kintamuosius galima apačioje, yra tokia dalis watch. Jeigu jo čia nematoma, galima įsijungti per view berots. Other window. Kažkur per čia. Reikia surasti. Mes apie tai kalbėsim, bet kuriuo atveju. Dabar tiksliai nebepamenu. Paprastai jis būna įjungtas watch. Ir čia galima įsirašyti name ir matyti jo reikšmę. Kokią jis turi reikšmę tos programos vykdymo metu. Viskas. Toliau galima spausti continue. Tęsti programos vykdymą, neiti pažingsniui ir matyti visą atliktą programą. Tai programa realiai baigta. Galime išsaugoti. Jeigu klaidų nemeta, jeigu meta klaidas, jas reikėtų išsitaisyti. Jeigu nesuprantat klaidų, visada klausti pas lektorių, kad padėtų. Lektorius užves ant kelio. Uždaryti programą. Kodas atliktas. Dabar reikia pateikti. Dabar kaip pateikti? Einate į GitHub Desktop. Ir čia galite pamatyti daug visko. Daug visko. Pas mane, kadangi yra vienas toks įskiepis specialus įdiegtas, tai labai rodo daug pakeitimų. Pas jūs tikrai nerodys. Čia yra tiesiog testavimui skirtas įskiepis ir jis sukuria labai daug template failų. Tai nieko nepadarys, jas parodo, bet pas jūs turėtų būti tik tais šitie 3 failai. Va šitie 3. Aš visus perkelsiu, bet pas jūs turi būti tik 3. Task 0.0.1.4 CLN, program CS ir task 0.0.1.4 C#. Galima netgi pasižiūrėti, kas čia buvo pakeista. Pavyzdžiui, program CS, jūsų sukurtas kodas. CLN turi čia labai gilintis nereikia, čia tiesiog rodo, kokius projektus jūsų solutionas turi. Projektas turi savo vidinius kažkokius tai, kokį frameworką naudoja, karkasą, kiti dalykai. Tai šiaip viską galima pažymėti, įrašyti, kad aš paprastai mėgstu užduoties numeriuką naudoti, task, pavyzdžiui, 0.0.1.4, atlikta
treniruotė. Treniruotė. Ir komitinam. Task 0014, atkreipkit branchas, task 0014. Ir publish branch. Būtinai publish branch. Kai branchas atskiras būna ne push, o publish. Reiškia, išpublikuojat. Atlikus publish, nuotolinė repozitorija GitHub yra sukuriamas atskiras branchas. Jeigu čia paspausiu refresh savo repozitorijoje, galiu matyti, kad yra naujas branchas task 0014. Automatiškai dabar jums reikės lektoriui pateikti suliejimo užklausą iš task 0014 į main, nes jūsų tikslas yra, jeigu viską gerai atlikote, task 0014 panaikinti, o visą kodą esantį task 0014 sukelti į main. Kaip tai atliekama yra, čia galite nieko dabar nedaryti, tiesiog atsiranda, matot, po to, kai čia ką tik paspaudėt mygtuką publish, publish mygtuką, čia remote atsiranda tokia geltona juostelė su mygtuku compare and pull request. Tai jį paspaudžiat. Čia galit nieko nerašyti, galit šiaip įdėti aprašymą, jei norit, bet paprastai čia viskas matosi, kokį jūs darėt žinutę komitinimo, tai čia matosi, atlikta treniruotė. Ir sukurite pull request. Pull request. Čia nieko nedarot. Pasirenkate va šitą, jau kai yra po to, kai sukurtas, paprastai rodo pull ir numeriukas, kelintas jūsų pull requestas. Jūs šitą nukopijuojat ir įdedat kaip linką. Įdedat kaip linką. Ir spaudžiat hand in. Viskas. Lektorius prisijungia, atsidaro jūsų nuorodą, gali pasižiūrėti, gali įdėti komentarą. Pavyzdžiui, viskas puiku. Gali papildomai parašyti prie jūsų užduoties. Aš persijungsiu į lektoriaus paskyrą. Lektorius nueis į jūsų 1.4 užduotę. Review work. Gerai, čia spausiu. Čia yra peržiūra. Review work. Ai, ne taip spaudžiu. Handed in. Čia turiu spausti. Ir aš matau, kad yra pridėta nuoroda. Atsidaro šitą nuorodą. Realiai man atsidaro va šitaip. Aš matau, parašiau, viskas puiku. Beje, kodą galiu nueiti pasižiūrėti. Čia galiu pasižiūrėti, kas buvo pakomitinta. Komitai, čekai. File changes. Va, čia changes man svarbiausia. Čia aišku, kadangi pas manęs buvo template'ai, tai bus labai daug pakeitimo, bet pačiam gale bus va kodas. Ir prie kodo galiu matyti, pakomentuoti. Aš parašyti nereikalinga tuščia eilutė. Taip. Tai va, parašius ar ne komentarą, galima čia parašyti viskas beveik puiku, gal reiktų nepalikti tuščių eilučių ateičiai. Jį duodu maksimumą 1 tašką, gražinu. Ir kai gauna tokį feedbacką, gaunate feedbacką, taip, grįžtant į classroomą, čia jūs kaip studentas, market, matot, įvertinta, galite įsižiūrėti. Ir čia šone matosi įvertinimas 1 iš 1, dešiniai pusė privatus komentaras, kad viskas kaip ir gerai. Jūs jau galite sumerginti, tai yra paskutinis žingsnis lieka.
Tai jūs kaip prisijungęs kaip vartotojas, grįžtu į viršų, conversation, po to, kai jau užtvirtina, galit merge pull request, confirm merge, viskas atlikta, galit grįžti į kodą, kairiai pusė viršui code, ir galite matyti, kad jūs esate pagrindiniam branche ir jūsų atlikta užduotis yra čia, pagrindiniam branche. Pažiūrėti, ar liko senasis, liko task 014, jeigu norit jį galit palikti, bet svarbu labai nepasimest, kad galutinai kodas turi atsidurti main'e, bet tik tais po to, kai lektorius patvirtina, task 0014 galima ir ištrinti. Aš ten nepažiūrėjau, galbūt buvo varnelė, kaip merge atliekant buvo galima ištrinti. Taip. Par nepamenu, kažkaip galima ir čia ištrinti. Branches 4. Nepamenu, kaip tiesiogiai iš to pasižiūrėsiu. Bet galima ir netrint, galima main'e palikti. Dabar lokaliai, dabar esminis dalykas yra lokaliai. Lokaliai main'e dar neegzistuoja jūsų kodas. Jeigu čia teisėt, čia kaip ir matot yra tasks, užduotis, visi failai yra, jūsų program CS yra, viskas gerai. Bet žiūrėkit, kas atsitiks, jeigu su GitHub Desktop. Kas atsitiks, jeigu su GitHub Desktop aš pakeisiu branchą į main. Tas 014 į main. Grįžtu į main. Taip, katalogas. Task. Žiūrėkit, dingo visi failai. Galima išsigąst. Nes viskas dingo. Nu, nebėra. Yra katalogai, bet failų nebėra. Nei vieno failo nebėra. Viskas dingo. Neišsigąskit. Keičiant branchos, jeigu jūs nesinchronizavot pakeitimų, man nieko nebus. Nes pavyzdžiui, čia remote GitHub'e, žiūrėkit, main'as, viskas yra task. Na, yra failai visi failai yra. Program, viskas yra. Bet lokaliai nėra. Ką reikia daryti? Visada čia main'as. Reikia susinchronizuoti. Čia gal net įvyko sinchronizacija automatiškai, bet šiaip iš pat pradžių būna, galima paspausti netgi mygtuką. Po kiek laiko jis pats susinchronizuoja, čia man tai reikia tik greičiausiai refresh paspausti, o gal ir ne. Tuoj pažiūrėsiu. Ne, vis dėl ir neatsirado. Tuoj. Taip, kur mano branchas? Fetch. Va šitas fetch. Paspausti dešiniai pusė viršui fetch pirmiausia. Ir jeigu buvo pakeitimų main'e, kadangi ten iš task 0014 suvažiavo į main'ą, bet lokaliai dar ne, va, fetch paspaudos, va dabar jau galima pull origin, parsisiųs pakeitimus. Mes dar šitą per pirmą paskaitą pasinagrinėsim plačiau, bet šitokia pirma treniruotė, kad bent jau apčiuopiamai kažką turėt. Ir dabar, jeigu nueisit į katalogą, čia, žiūrėkit, failai atsirado. Tai viskas, užduotis kaip ir atlikta. Vėl kuriant naują užduotį reikėtų kurti naują branchą ir vėl tą patį kartoti. Panagrinėsim, aišku, paskaitų metu panagrinėsim sudėtingesnių atvejų, kaip, pavyzdžiui, vienu metu dirbti prie kelių užduočių. Pavyzdžiui, galit vienu metu dirbti prie task 0014, task 0015, task 0016 ir taip toliau. Bet tai apie tai plačiau jau pirmoji pasiruošimų paskaitoje.